Sveiki, Dievo mylimieji. Kviečiu nukreipti savo mintis į tą Dievo žodį, kurį skaitėme vakar transliacijos pabaigoje, ties kuo sustojome, ką aš kviečiau apmąstyti iki šiandien vakaro. Aišku, gali būti, kad ne visi klausėsi, ne visi girdėjo. Aš paskaitysiu tas 2 rašto vietas, kad dar kartą įsiklausytumėm, čia yra viešpatės Jėzaus Kristaus paliepimai. Jis yra viešpats, jis nėra rekomenduojantis, rekomendacinis klapčiukas, kaip sakiau. Ne, jis yra viešpats, jis liepia. Sako, jis sako, liepia. Kas jį priema kaip viešpatį, tas jo žodžius klausosi. Ne kaip kuklių rekomendacijų. Ne. Kas Jėzų priema kaip viešpatį, tas klausosi jo kaip viešpatės. Ir jo žodžiai yra viešpatės žodžiai. Ne rekomendacijos. Bet štai kaip įdomu, atrodytų gan priešingi įsakymai, gan priešingi paliepimai daryti taip, bet daryti taip. Ojoj, tai kaip čia vienas toks jau maksimaliai būti tokiu tobulu, atrodo, kaip tokiu tobulu, rodo į tėvą Jėzus ir sako, koks jis geras, koks jis, vat būkit tokie. O kitas jau paliepimas tame pačiame pamoksle, už kažkiek tai sakinių, ta pačia proga. Jau toks atrodytų radikaliai griežtas, ausį rėžiantis tokie epitetai, tokie, oi, kaip čia. O kur visas švelnumas, meilumas, kur, nebėra? O kaip tada čia suderinti? Pažiūrėkim. Tai čia tas kalno pamokslas, Evangelija pagal Matą, 5 skyrius nuo 43 eilutės. Tas pirmasis Jėzaus paliepimas. Jūs girdėjote, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir nekęsk savo priešo. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus. Laiminkite jūs keikiančius. Darykite gerą tiems, kurie nekenčia jūsų. Ir melskitės už savo skriaudėjus ir persekiotojus, kad būtumėte vaikai savo tėvo, kuris danguje. Taip netapsi Dievo vaiku, tapsi Dievo vaiku per tikėjimą Jėzų Kristų. Taip yra išaiškinta Evangelijoje ir laiškuose, apaštalų laiškuose. Ir pats Jėzus taip aiškino, kad iš Dievo dvasios gimstant, tik tai galima tapti Dievo vaiku. Gimstant iš Dievo dvasios, tampi gyva dvasia, Dievo vaikas. Bet kad taip vat ir pasitvirtintų, kad tu tikrai tikras Dievo vaikas, kaip tavo tėtis, taip ir tu, daryk šitaip. Ir Jėzus rodė į tėvą. Sako, tėvas toks, jeigu tu šito tėvo vaikas, tai tu kaip tavo tėvas. O tu tikrai šito tėvo vaikas, tada tu kaip tėvas. Jeigu tavo prigimtis atgimusi iš Dievo dvasios, ir jeigu tu jau atgimęs ir tapęs jau Dievo vaiku, tai tada tu kaip tavo tėtis. Jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiams ir geriesiams visiems. Jo saulė, jis taip nusprendė, ir blogiesiams ir geriesiams, ir recidivistams, sadistams, ir labai maloniems gailestingiems. Saulė šviečia visiems, nes jis taip padarė, kad tai būtų, jis toks. Siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų.
ir ant tų, kurie išsižadėjo Jėzaus Kristaus ir jį išdavė, ir ant šventosios dvasios burba, piktžodžiauja ir Dievą prakeikia, žodžiu, ant visų lyja lietus. Čia ne todėl, kad jie verti to lietaus, o todėl, kad Dievas toks. Va kaip yra. Čia todėl, kad Dievas yra toks, va toks. Kadangi jis va toks, tai jis leidžia savo saulę išviesti ir geriem, ir blogiem, ir savo lietų kaip palaiminimą, nes po lietaus atsigauna, viskas sužaliuoja, derlius užauga, gaudom lietų, džiaugiamės lietumi kaip palaiminimu, jis leidžia lyti ir ant recidivistų, ir ant teisiųjų, tam lietui, gaivinančiam lietui lyti. Tad būkite tobuli, kaip jūsų tėvas, kuris danguje yra tobulas. Čia yra Dievo savybė. Čia jis netoks, kad nesusigaudo, neatskiria, kur blogiečiai, kur geriečiai, toks visai nesusigaudantis, ai, tegul lyja, kur papuolė. Jis nesusigaudantis, jis tobulas. Vat kas yra. Tai yra tobulo asmens savybė, paleisti savo meilę ant visų besąlygiškai. Tai yra tobulo asmens savybė. Būkite tobuli, kaip jūsų tėvas, jeigu čia jūsų tėvas. Jeigu čia jūsų tėvas. O jeigu jūsų tėvas velnias, va ten rasborkės visai kitos, viskas ten kitaip. Oi, ten kas dedasi tam velnyne, tai jau tikrai visai ne taip. Bet jeigu tėvo vaikai. Bet už keletos sakinių čia pat, ta pačia proga, Jėzus liepia štai ir šitokį dalyką. Sako, neduokite to, kas šventa, šunims. Kitas vertimas, neduokite savo šventenybių šunims. Ir nebarstykite savo perlų kiauliams. Čia visi supranta, kad kalba eina ne apie gyvūnėlius, o apie žmonės. Bet ausis raitosi. Oi, kaip nešvelniai pasakyta. Tai kaip čia, lietus lyja ant visų, ant kiaulių, ant šunų, saulė šviečia. O čia reiškia, nebarstykite perlų jiems, neduokit šventenybių jiems. Oi, bet taip riebiai pasakyta, oi, kaip čia dabar taip, oi. Bet tai tobula irgi. Tai irgi tobula. Taip. Kodėl neduokite tų savo šventenybių šunims ir kodėl tų perlų kiauliams nebarstykite, kad kartais kojomis jų nesutryptų ir atsigręžusios jūsų pačių nesudraskytų. Tai yra Evangelija pagal Matą, 7 skyrius, 6 eilutė. Va taip. Oi, kaip čia nešvelniai. Ten atrodo taip švelniai, kaip saulė šviečia, taip tu mylėk. Oi, čia kaip nešvelniai. Va. Ir tai yra labai svarbu. Ir tai yra Jėzaus viešpatės įsakymai jo mokiniams. Jeigu tu jo mokinys, tai tai yra labai svarbu. Na ir dabar, kad pradėti šiandieną jau žiūrėti, kaip tai gali derintis ir kokia to gelmė, aš galvoju, kad jūs apie tai galvojate, svarstėte, ieškojate. Aš vat į tą temą papasakosiu jums tokią alegoriją. Na, jinai čia taip tinka. Čia, kai aš ją prisiminiau, tai man ir verkti norėjosi, ir džiaugtis, ir šokinėti, ir vėl verkti, ir vėl džiaugtis. Nes, vat yra taip. Yra taip. Aš neatsimenu, iš kur aš ją skaičiau, man atrodo, internete. Čia, kas sukūrė tą alegoriją, tai aš jau tikrai nepasakysiu ir aš žinoma nepapasakosiu jos žodis žodin, kaip aš ten perskaičiau. Aišku, kad čia taip laisva forma, netiksliomis citatomis, bet visa esmė tokia, kad buvo žmogus ir gyvatė.
žmogus kažkaip užkliudė gyvatę neapdairom. Jeigu gyvatė užkliudai neapdairom, jinai gindamasi gelia būtinai kerta ir suleidžia nuodus. Tai buvo nuodinga gyvatė ir žmogus kažkaip neapdairom pasimaišė gyvatį po kojom, norėjau sakyti, gyvatė kojų neturi, ant kelio gyvatį pasimaišė kažkaip ir gyvatė norėjo jau gelti žmogui gynybiškai, bet žmogus staiga atšoko, o ten buvo griovys ir gyvatė su tuo visų smarkumu į tą griovį ir krito. Žmogus atsikvėpė, tuk, širdelė, tuk. Bet gyvatė dabar duobėj. Ir kokia tada reakcija žmogaus? Kokia tavo reakcija, jeigu tu tas žmogus ten būtum? Kad gyvatė, ta, kuri tau norėjo įgelti, dabar duobėj. Žmogus priėjo, pasižiūrėjo, duobė pakankamai gili ir gyvatė bando kažkaip, ir jai tikrai nepavyks niekaip iššliaužti iš tos duobės. Ten šlaitai netokie, kad jinai galėtų kažkaip išsirangyti. Tikrai ne. Na ir kokia tada tavo reakcija? Koks jausmas? O žmogaus reakcija buvo tokia, to žmogaus. Jis susirado pagalį tokį ilgą ir nuėjo traukti tos gyvatės iš duobės, kad padėti jai, kad išgelbėti ją, tą gyvatę. Jis nuleido tą lazdą į duobę ten pas tą gyvatę ir tą gyvatę taip rangydamas ant tos lazdos, jis ją ten, išgelbėjo, ištraukė iš to gilaus griovio, kurin būtų žuvusi, numirusi iš bado. Ir kai tik tai jis jau visai ištraukė tą gyvatę, išgelbėjo ją, tada jinai staigiai takšt įkirto jam ir suleido nuodus mirtinus tam žmogui. Nu ir ką? Kokia reakcija tada? Dabar jau kokia reakcija tavo? Ir ten buvo žmogus, kuris bandė teikti, kažkaip atsirado dar vienas žmogus, kuris bandė teikti pagalbą tam nukentėjusiajam žmogui, kuriam tie mirtini nuodai, labai nuodingos gyvatės suleisti. Ir klausė, kas čia įvyko, ir tas žmogus papasakojo tą nutikimą, kaip čia vyko. Ir tas žmogus, kuris bandė, kažkaip medikai labai toli, nėra tų priemonių efektyvių, kaip išgelbėti tą žmogų, kuris jau tinsta, jau ten jam skauda, viskas jau jam blogai, jisai miršta. Ir tas, kuris bandė jam ten kažkaip palengvinti tą kančią, padėti, sako, ir ką, tu dabar turbūt labai gailiesi, kam tu tą gyvatę gelbėjai, tai kam tu ją gelbėjai šitą bjaurybę, tu turbūt taip gailiesi, o tas žmogus sako, ne. Kaip, taigi jinai neverta, jinai tave vis tiek įkirto, jin bjaurybė, jin vis tiek padarė, kad tu mirtum, o tu ją išgelbėjai. Taip, sako tas nukentėjęs žmogus, ta gyvatė, jos prigimtis tokia, jin kitaip negali, jin gyvatė, jin kerta ir suleidžia nuodus, jin tokia, jinai negali kitaip. O aš negaliu kitaip, aš ne gyvatė, aš žmogus, mano prigimtis kitokia. Ir todėl aš gelbėju. Aš darau taip todėl, kad aš kitaip negaliu. Aš gelbėju, nes tokia mano prigimtis. O gyvatė negali kitaip todėl, kad jos tokia prigimtis. Ir aš ją gelbėju ne todėl, kad jinai to verta, kad jin man atsidėkotų, kad padėkotų. Aš ją gelbėjau grinai todėl, kad tai mano viduje, tai iš manęs plūsta. Aš tas esu, gelbėtojas, aš gelbėju. O čia, kad jau jinai mane žudo, tai jau čia jau jinai, aš nesigailiu. Tas žmogus mirė. Ir skauda širdį dėl to, kad jis mirė. Čiagi yra apie Jėzų, ar ne? Čiagi apie Jėzų.
Ir skauda širdį dėl to, ir ne. Ir labai didelis džiaugsmas dėl tos prigimties, Dievo prigimties, atgimusio žmogaus viduje esančios. Kaip Dievas leidžia savo saulę išviesti ir savo lietų lyti ant visų lygiai vienodai. Tai ne dėl to, kad jis užsimerkia ir sako, verti, jie labai verti. Ne, neverti. Apskritai nėra teisaus, tobulai teisaus nei vieno, sako šventasis raštas. Bent jau kokių kliurkų net išteisinti tikėjimu vis tiek pasidaro. O ką jau bekalbėti apie tuos siaubinguosius recidivistus. Ir visai ne dėl to, kad jie tokie nusipelnę, Dievas ten juos laisto. Ne, todėl, kad jo prigimtis tokia. Jis kitaip negali. Ant gyvačių, ant šunų, ant kiaulių, taip. Tai yra tokia Dievo prigimtis. Ir šitoje alegorijoje tas žmogus, iš kurio vidaus veržiasi ta Dievo vaiko prigimtis, jis tiesiog daro tai. Tai žiūrėkit ir apie mus, jeigu mes atgimę iš naujo. Aš atgimus iš naujo. Aš labai pritariu. Jeigu šita alegorija tave papiktino ir tu sakai nesąmonė, absurdas, turbūt tu dar negimė iš Dievo. Dar neturi savyje Dievo prigimties, turbūt. Tau tai atrodo nelogiška ir nepsichologiška pagal pasaulio požiūrį, pagal pasaulio išmintį, pagal pasaulietišką logiką. Bet jeigu tu labai pritari ir sakai, ir aš taip noriu, ir aš taip daryčiau. Aš esu galvojusi, kai čia jau Ukrainoje karas prasidėjo ir aš galvojau, jeigu čia bus ir čia pas mus tas karas, o gal jis iš tikrųjų bus tas trečiasis pasaulinis čia, jis labai tikėtina tai, kas dabar, tik aišku, jisai ne su šautuvais, turbūt branduolinis, bet jeigu tai būtų, kad yra man pasirinkimas, ar kad mano priešą, kuris norėjo mane nužudyti, aš jį išgelbėčiau, bet užtat pati žūčiau. Ar geriau save išsaugoti, o tas mano priešas, kuris mane norėjo nužudyti, tegul jis pats ir žūna, atsikračiau. Aš galvodavau, kai prasidėjo tas karas Ukrainai, kad aš norėčiau žūti tam, kad aš žinau, kad aš vis tiek esu susitaikiusi su Dievu per Jėzų Kristų, aš išeinu pas viešpatį į amžinybę. O tas, kuris norėjo mane nužudyti, tai faktas, kad jis tikrai nesusitaikęs su Dievu ir jis tokiu būdu tik į pragarą, jeigu jis žūsta. Bet jeigu aš jam dovanoju dar vieną šansą likti gyvam, jis turi dar vieną šansą atgailauti, atsiversti ir nenueiti į pragarą. Tai geriau tegul jis lieka dar pagyventi ir dar galimybę atsiversti. Tai čia tas pats, kaip ir. Man tai taip norisi, nes man tai vis tiek būtų gerai išėjus pas viešpatį, o jam reikia dar atgailauti, dar atsiversti. Bet čia nėra toks norėjimas, kad aš padarysiu žygdarbį ir mano to žygdarbio dėka jis susimastys ir atsivers. Ne. Nereikia taip susireikšminti. Taip susireikšminti nereikia. Netgi Dievo meilė tiesiogiai į širdį paleista Jėzaus Kristaus aukoje įrodyta Dievo meilė daugybės žmonių atstumiama, išjuokiama, ignoruojama. Tai o jau tavo meilė, tai jau tą žmogų atvers. Nereikia taip susireikšminti. Pats Jėzus Kristus pasiaukojo ir laisva valia. Ir tie, kurie jį nužudė, nukankino, darė tai pasimėgaudami, išsityčiodami, žiauriai, vampyriškai. O čia buvo pati meilė priešais juos, pasiaukojanti dėl visų nenusipelniusio. Ir tai nesuveikia jiems. Ir net kai
Ant kryžiaus Jėzus mirė, dangus aptemo, viskas ten sugriaudėjo, žemė sudrebėjo. Nepuolė tie romėnų kariai ant kelių atgailauti, rėkti, Dieve atleisk. Ne. O vat jau tavo meilė, ar ten mano atseit labai jau čia padarytų, kad atsiverstų. Nebūtinai visai, esmė ne tame, kad tu čia besiaukodamas privertinėsi kažką atgailauti. Esmė ne tame, esmė tame, kad tu darai tai, kas tu esi. Ne dėl to, kad kažkas vertas, ne dėl to, kad tu įrodytum kažkam kažką ir priverstum susimastyti ir atgailauti. Ne, o todėl, kad tu tiesiog, jeigu tu esi Dievo vaikas, va todėl ir elgiesi kaip tavo tėvas Dievas. Va todėl. Čia yra toks gilus apreiškimas, kurį aš gavau, jis mane taip išlaisvina. Aš atsimenu, kaip praktiką norėjau atlikti socialinio darbo praktiką, ėjau atlikti pas tokius žmonės, neprognozuojamus. Ir aš taip sakiau, aš kaip ateisiu su Dievo meilės jėga esančia mano širdyje, ir ta mano meilė juos taip paveiks ten iš karto. Ir pačią pirmą dieną į galvą gavau. Studentė, būdama socialinės pedagogikos ir psichologijos pirmo kurso studentė, atėjusi į tą socialinio darbo praktiką, gavau į galvą. O tikėjausi, kad su ta meilė, kaip jau ateisiu, taip čia išsilydys, tiesiog visi bus taip, ir geri visi čia pasidarys, ir visai taip nebuvo. Nesmarkiai aš ten nukentėjau, bet tai man buvo kaip šokas, toks įrodymas, kad baigtų. Ką tu čia už Dievą galingesnė su savo tą meilę? Dievo meilė kiek daug kartų atstumė, kiek išsityčiojo, o vat jau ta tavo meilė, tai jau atsiklaups prieš ją čia. Ne, nereikia taip įsifantazuoti. Net jeigu ir išsityčiotų, vis tiek, kaip iš Jėzaus. Tu aukojasi ne tam, kad ten kažką tai pakeisti, įrodyti. Aukojasi tam, kad kitaip negali. Tu tas esi. Myli ne todėl, kad nusipelnė tavo meilės. Myli todėl, kad tu tas esi, kuris myli. Todėl, kad tavo prigimtis tokia. Tai kodėl mylėti tos priešus? Tokius blogus. Todėl, kad tu esi meilė. Jeigu tu esi Dievo vaikas ir jeigu Dievas yra tavo tėvas, taigi Dievas yra meilė. Tai tu esi meilės vaikas. Tai tu myli ne todėl, kad priešai nusipelnė užsitarnavo, todėl, kad tu myli, O štat Jėzus ir sakė, kad būtumėte vaikai savo tėvo, kuris danguje. O ne kad įrodytumėte priešams ir priverstumėte juos apsiverkti. Ne todėl. Ne. O kad būtumėte vaikai savo tėvo. Tokie tikri, neužsižiopsoja, kaip pasauliečiai daro, va ten protingai daro ir aš taip darysiu. Ką tu žiūri į pasauliečius? Į tėvą reikia žiūrėti. Į viešpatį savo reikia žiūrėti. Na gerai, o kaip tada yra su tuo, kad tų savo šventenybių šunims nemėtyti ir perlų kiauliams. Šiandien pasižiūrėkim tik apie šunis gerai. Ačiū Dievui, yra tokių žmonių, kai kurie pastoriai, krikščionys, žino tą graikų kalbą. Ta graikų kalba, kuria yra užrašytas Naujasis testamentas ir Jėzaus žodžiai. Tai kadangi aš taip paieškojau internete, tai kaip įdomu, aš galiu dabar su jumis pasidalinti. Aš graikų kalbos nemoku, neišmanau, bet kai kurie, sakau, pastoriai, kuriuos pasiklausiau, paskaitinėjau internete ir dabar galiu su jumis dalintis apie tą rašto vietą. Kai Jėzus sako, neduokite to, kas šventa šunims. Stop, šiandien tik tiek. Graikų kalboje yra toks žodis didomi, gal ne visai taisyklingai ištariu, didomi. Tai išdalinimas. Bet Jėzaus šitame paliepime yra nedidomi,
nedalinkite. Draudimas, kategoriškas draudimas niekada neduoti savo šventenybių šunims. Čia yra su neigiamybė didome. Tai reiškia niekada neduoti apskritai jokiomis sąlygomis šunims to, kas tau šventa ir kas brangu. Tai to šventenybės graikų kalboje yra hagės. Irgi gal ne visai taisyklingai ištariu, bet tas žodis ten yra Jėzaus pasakytas. Ko neduoti? Hagės neduoti. Tai yra šventenybė, tai kas šventa ir labai tau vertinga, išskirtinai tau vertinga. Šventa viena iš reikšmių atskirtas, tai kas tau išskirtinai labai brangu tavo širdyje. Tai kas tau ypatingai jau tavo ten toj šventų švenčiausiai. Tai ne Evangelija. Evangelija yra ramiau. Evangelija be abejo ypatingas brangus dalykas, bet jis yra toks viešas dalykas. Skelbti Evangeliją būtinai visiems. Būtinai visiems. Bet tų savo asmeninių šventenybių, kurios ten tavo širdyje tau pačiam, tu susijėmęs šitaip brangini ir saugai tuos tokius apreiškimus brangius iš Dievo, tą savo gyvenimo patirtį, kur tu per ašaras, per kraują supratai, kur dabar tau taip yra brangu. Ir jeigu pasipasakotum šunims, kokiems šunims? Kadangi aš turiu šunį ir daug kas gal jūs turit, tai man pradėjo paišytis, mano tam mielam šuneliui neduoti. Ne, čia ne tas žodis yra visai. Čia Jėzaus tame paliepime yra graikų kalboje žodis kūnon. Tai ne apie tuos mielus šuniukus, kuriuos mes turim, ne apie naminius šunius, ne apie prijaukintus sargius, ne, čia ne apie tuos. Čia yra apie laukinius šunis. Izraelyje būdavo tokie laukiniai šunys, kurie gyvendavo už miesto ribų, sąvartynuose. Tuose sąvartynuose būdavo šiukšlės ir žiūrėkite, kaip baisu, kas būdavo už miesto sąvartynuose. Nukryžiuotų žmonių, numirusių kūnai išmetami į tuos sąvartynus ir atbėgę tie kūnon, tie laukiniai bjaurūs šunys, plėšrūs, neprognozuojami, tokie nešvarūs, nešvelnūs, pavojingi. Jie tuos nukryžiuotų žmonių kūnus numirusius ten ėsdavo. Va tokie šiukšlės ėdantis, lavonus ėdantis kūnon, tai tie šunys. Va tiem, tokiem, be skrupulų, labai nešvelniem, tokiem laukiniam šunim. Jie tikrai, jeigu išeitum pas juos ir sakytum, aš su savo meilės jėga juos taip paglostysiu, kad prisijaukinsiu, nieko nebūtų. Jie neturi skrupulų, jie nepasiruošia būti glostomi ir prijaukinami. Jie žmonių, lavonų, kūnus ėda, triauškia tenai ir ėda visokias šiukšlės, ką randa. Ir tokios laukinių tų šunų smirdančių gaujos laksto. Jie tik užpultų tave, jie ne tie, su kokia ten savo šventenybę, bet eitum padalinti. Jie suėstų, nes alkani, viską ėda iš eilės, suėstų ir tą šventenybę, bet tikrai nepadėkotų, o mažiausiai stipriai apkandžiotas liktum, apdraskytas tai mažiausia, o gal dar ir visai surytas liktum. Va tokiems savo tų brangių dalykų iš širdies tokių jiems, jie nedėkingi, jie neįvertins, jie net jeigu čiups, suės, surys, iš to padarys žiaurų anekdotą, įsišaipys, išsivaipys, kažkam paskleis, eis per kilometrą tyčiosis.
ir žeis tave. O tu esi Jėzaus nuosavybė, tu nebe savo priklausai, tu Jėzaus tarnas. Tau neturi šitaip atsitikti. Tave dvasiškai, sieliškai sužeistų, kaip sužlugdytų, Vieną kartą gal taip naiviai pasielgtum, gyvas išlikęs, vos ten kraujuojantis užsigydytum, galvotum, čia yra per mano toks atsitiktinumas kažkoks, netokie šunys pasitaikė, kitas iki kitiem šunim su dar didesnė meilė ištrauksiu savo tų slaptų šventų dalykų, pasipasakosiu, kaip Dievas mane išmokė nebesimasturbuoti ir papasakosiu tokį dalyką. O kaip žvengs, o kaip tyčiasis, o kaip tave išvadins, gal net pradės priekabiauti. Ir gal net ir pačiups už kai kurių vietų ten tave. Tu taip nukentėsi. Ir jeigu vėl naiviai sakysi, čia tik pasitaikė, tokie šunys negeri. Kitą sykį jau su dar didesnė meilė. Baigtas nesąmonės. Tau negalima taip daryti, Jėzus neleido. O yra kas daro? Neskaito visko, ko Jėzus mokė. Paskaito vieną mylėti, tai viską atiduoti, visus brangiausius iš širdies ištraukti. Ne, tikrai ne. Ir Jėzus taip nedarė. Dangiškasis tėvas taip nedaro. Dabar, kai pradėjau pro tuos sakinius skaityti Bibliją, žiūriu, Jėzus taip nedarė. Šunims savo šventenybių nemėtė, kiek kartų jisai tylėjo, kiek kartų neatsakydavo į tos klausimus, kur buvo norima jį tiesiog tik išprovokuoti. Tie klausimai tokie pikti būdavo. Žiūrėkit, karaliaus Dovydo pranašišką psalmę, jis tarsi apie save pasakoja, bet apie Jėzų čia. Ir aišku, kiekvienam iš mūsų taip gali būti, bet čia apie Jėzų, pranašišką psalmę. Karaliaus Dovydo, 22 psalmė nuo 16 eilutės. Apspito mane šunis. Čia tie. Apspito mane šunis, nedorėlių gauja. Aplink mane. Jie perverė mano rankas ir kojas. Čia apie Jėzų. Čia Jėzus taip jaučiasi. Aišku, gali būti ir karalius Dovydas taip jautėsi, kai jo priešai ten apspito jį, bet čia pranašiškai apie Jėzų. Nes karaliui Dovydui rankų ir kojų neperverė niekas jo priešai, o Jėzui perverė. Ir Jėzus nesikuklina sakyti, kad apspito mane šunis. Nedorėlių gauja aplink mane, jie perverė mano rankas ir kojas. Ir Jėzus nesakė, oi, aš jums pasakysiu Dievo meilės dar prieš numirdamas, kraujus sprinkdamas, pasakysiu dar jums, pasakysiu savo meilės širdies. Dar nieko jis jiems nesakė. Jie žiauriai jį plakė, tyčiojos, mušė, spjaudė, daužė, nesakė jis jiems jokių iš savo širdies slėpinių, meilės žodžių, kažkokių, nieko jis nesakė, jis tiesiog iškentėjo, taip turėjo būti, tokia tėvo valia. Galiu suskaičiuoti visus savo kaulus, o jie žiūri ir stebi mane, kokie ta šunis. Be empatijos, be užuojautos. Jie stebi tave, tikrai. Kai tu gali suskaičiuoti visus savo kaulus, tai tie šunis, ta nedorėlių gauja, žiūri ir stebi be užuojautos, o taip, kad įdomu. Ką čia dar, kaip pasilinksmint su juo? Drabužius mano dalyjasi, meta dėl mano apdaro burtą. Lyg čia būtų laikas ir vieta, jie žiūri tik savo naudos. Kam atiteks paskutinis tas, ką galim iš jo dar naudos išspausti? Dar drabužį, dar kam atiteks? Savanaudžiai, čia yra ne jiems šventenybėmis dalintis. Aišku, jie gali atsiversti, galbūt ir tu tas šuo buvai. Gal atsivertai. Bet atsivertimas yra tikras iš vidaus, ne iš išorės bandant demonstruoti kitokį elgesį, o viduj viskas kitaip, iš išorės tik kažką čia stengias dantis sukandęs, šypsotis taip kažkaip, aš nebe tas šuo,
aš nebe kūno, ne tas šuo, aš ne tas šuo, aš glostau. Ne, iš vidaus. Jeigu iš tikrųjų žmogus atsivertęs, tai jis būna sukrėstas savo bjaurumo, sukrėstas, jis be galo rauda prieš Dievą, atgailauja, jisai supranta, koks jis buvo blogas, jis to taip išsižada, jis taip atsiprašinėja Dievo, jis taip gailisi, kad šitaip skriaudė daug žmonių, kad jis taip skaudino Dievą. Ir jis jau nebėra toks išdidus, aš būdavau šuo, aš tiek daug nuskriaudžiau, aš čia toks buvau, o Dievas atleido man. Ne, tie chamai, jie yra apsimetę, kad apsivertę, jie neatsivertę. Tie, kurie taip didžiuojasi, kokie jie chamai buvo, ir taip arogantiškai Dievas atleidžia, visiems atleidžia, va koks aš va. Nei stengiaus, nei ką, o va atgimiau iš naujo. Tu nieko neatgimiai iš jokio naujo. Ne, tada jau nuolankus, jau ta šūva laukinis į avinėlį pavirsta ir klauso savo ganytojo ir nori žiūrėti jį, sekti juo, yra labai dėkingas už atleidimą, už nuplovimą brangių Jėzaus krauju. Tai yra tikras atsivertimas ir jeigu tikrai atsivertas, tai jis moka įvardinti, už ką jam atleista, o ne taip, už viską man atleido. Už viską. Už ką už viską? Už viską. Jeigu jis nei pats savo nemoka įvardinti, už ką jam atleista, tai neatsivertimas. Tai jis bet kada gali vėl daryti tą patį ir sakyti, nu dar kartelį Dieve, už viską atleisk, o aš toks vat už viską. Aš kai vardinu Dievui vis dar atsiminus kažką, tai o Dieve, atsimeni kaip aš dariau, kokia gėda, kaip bjauru, bet ačiū tau, kad išlaisvinai, ačiū tau. Aš vis dar kartais atsimenu kažkokius savo baisybės, bjaurystės ir tai mane sukrečia iš vidaus, nes tai bjauru baisu. O ne taip, kad su pasididžiavimu, kad čia... Ne, čia yra daug nuolankumo, tai yra tikras atsivertimas. O kaip atsiverstų tie šunys be Evangelijos? Būtinai. Bet paskelbė Evangeliją ir viskas. Ir daugiau nereikia tam pradėti traukti, kaip iš masturbacijos Dievas tave išlaisvino. Kaip tu ten vieną sykį, ką susapnavai, kaip tu dabar kasdien atsibundi ir sakai, Dieve mano brangiausias, ha, sakys tau tas šuva ir stebės tave, kaip tu iš skausmo tenai sustingsti ir tavo rūbą dalintis norės. Nereikia. Ir tai labai svarbu, mes Jėzaus nuosavybė, Jėzaus tarnai ir tą vykdom. Ir tai yra tobula ir teisinga. Aš kitą sykį pratęsiu apie tas kiaules. O čia jau ir viskas. Būkite labai palaiminti, brangus, labai mylimi Dievo žmonės, mylimi besąlygiškai, todėl kad jis toks, jis myli. Sudie.